Viešoje erdvėje girdint apie tai, jog Lietuva stato naujus karinius miestelius, tiesia naujas energetinės jungtis, renovuoja pastatus ir stato naują socialinę infrastruktūrą, gali kilti klausimas, ar tokia aktyvi viešojo sektoriaus veikla neišstumia privataus sektoriaus. Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją, tikrai drįsčiau tarti, kad taip nėra. Dėl to, kad valstybiniai užsakymai, viešojo sektoriaus užsakymai labai padeda statybų sektoriui šiuo metu, kuris iš privataus sektoriaus tiek užsakymų nebegauna. Antras svarbus momentas, kad vis daugiau viešojo sektoriaus investicijų yra įgyvendinamos viešo ir privataus sektorių partnerystės būdu, kas reiškia, jog visa iniciatyva, visas projektas, jo gyvendinimas atiduodamas privačiam sektoriui į rankas. Ir taip atsiranda galimybė įmonėms praplėsti savo veiklos lauką, gauti papildomų pajamų. Trečias svarbus momentas yra finansavimo pritraukimas. Nors viešasis sektorius atrodo, jog turi privilegiją finansuoti viską biudžeto lėšomis, tačiau, pavyzdžiui, ILTES veikloje yra būtinybė ne konkuruoti, o pritraukti ir padėti prisijungti privačiam sektoriui. Tai reiškia, jog kiekvienas euras biudžetinių lėšų taip pat pritraukia ir privačių investicijų. Ir taip sudaromos sąlygos tiem sektoriam, tokiom veiklom finansuotis, kurios be viešų investicijų to negalėtų padaryti.